Gerbiama Ona, prašome paleisti vargonus. Nusiramink. Atrask šlapią, ramią vietą. Prašau, tai tik likimo dovana. Labai tavęs prašau. Labai. Taigi, šiandien kalbėsime su Povilu. Labą dieną, Povilai. Labą dieną. Kaip šiandien jūsų diena? Kaip sekėsi atvykti į mūsų studiją? Ja, puikiai, kamščių net nebuvo. Puiku girdėti. Kaip sekasi? Normaliai, kaip ir turėtų, kaip ir kiekvieną dieną, taip pat. Gal galėtumėt papasakoti savo sėkmės istoriją, kaip patekote į BAP serverį? Mano sėkmės istorija, tai karočią, ėjau gatve, susitik su savo rajonu ir sako, ir toks BAP serveris, gal davai užsuk. Aš toks, davai, kaip užsukau. Ir karočią savininkas Vydas iškart pamatė, koks aš rimtas esu. Tai iškart be klausimų priėmė komandą. Ir va taip dabar esu čia. Smagu girdėti. Gal galite papasakoti daugiau apie savo gyvenimą? Nu tai karočią, atsikeliu, pavalgau, padirbu, einu miegot ir per naują. Man teko su jumis žaisti League of Legends. Jo. Jūs žaidžiate šūdinai. Priklauso nuo mėnulio fazės, čia ne visada galiu kontroliuoti savo efektyvumą LoL'e, tai yra kaip yra. Kadangi apėmėte mėnulio fazės temą, mes tuoj pakalbėsime ir apie ją. O dabar savaitės reklama. Pirk agurkus ir pirksi agurką. Tai mes sugrįžome po reklamos. Sveiki. 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 Taip. Taigi, gal kas jau pamiršo mūsų temą, tai mėnulio fazės. Mėnulio ciklai daro tiesioginę įtaką žmogaus organizmui. Ar jūs esate organizmas? Jo? Ne, aš esu organizmo mišrainė. Kokia prasme? Kaip jūs atrodote? Kas? Atrodau kaip vienas iš jūsų, bet esu ateivis. Ateivis. Ir išeivis? Ar tas žalias ir mėlynas? Ne, manęs neatskirtumėt nuo paprasto žmogaus. Kokios jūsų akys, blakstienos ir kakta? Akys žalios, blakstienos trumpos, kakta per didelė. Klausimas paliečiantis visus. Ar ateiviai gali daugintis? Ateiviai gali daugintis, kada tik užsinarėja. Nereikia antro asmens. Turite omeny, jog užtenka akių kontakto?
Ne, užtenka aplamai tiesiog pagalvot, kad noriu daugintis ir padvigubėja. Ar gali būti, jog žmogus mutuos į jūs, ar jūs į žmogų? Ne, be šansų. Pas mus kitoks visiškai sudėjimas. O kaip patvirtinsite šitą teiginį, juk neįmanoma yra įmanoma? Nes mūsų DNA skiriasi 9 procentų. Aš jums kartoju, neįmanoma yra įmanoma. Pasakų pasaulį. Neįmanoma yra įmanoma ir realybėje. Taigi, kiekviena mėnulio fazė skirstama į 3 fazes. Tai pirma - jaunatis, kai mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės. Mėnulio Saulės trauka sumuojasi. Todėl žmogus tampa 20 procentų lengvesnis. Jūs sakėte, jog nesate žmogus, bet kaip išmokote žmonių kalbą? Jūsų kalba per daug primityvi. Tai labai lengva buvo išmokti. Kaip išmokti jūsų kalbą? Reikia apie 200 metų mokslo. Mokslas sakote. O kas yra mokslas? Žinių įgavimas. Mokslas pagal jūs. Alio? Žinių įgavimas. A. Taigi, trečia fazė. Pilnatis. Mes niek nepraleidom. Nežinau. Maksimalus priešpriešinis mėnulio ir Saulės poveikis Žemei. Žmogaus organizme energija liejasi laisvai iš vidaus į paviršių. Skysčiai taip pat būna arčiau paviršiaus. Ką manote apie koroną? Ir labai gerai. Biški durnių pravaipino. Ką turėti omeny? Ne visi žmonės gali suprasti tai, ką pasakėte. Alio? Ne jiems suprasti. Supratome. Ne jiems suprasti. Taip. Manau, čia ir baigsime. Dabar jūs turėtumėt padėkoti už interviu. Jo, dėkui už interviu. Prašau, visada prašom. Dabar galite dingti. Gerai.